Atvykau į Sartų varžybas, Sartų treką. Dusetose yra hipodromas, kur vyksta Sartų lenktynės šiaip su žirgais čia kasmet, o šiemet pagaliau leidėsi dalyvauti ir mum su automobiliais. Tai va dalyvių jau yra virš 70, tai tikrai, nes mano numeris 72. Vat aikštelė pilna prisiparkavo dalyvių. Hipodromas tikrai ilgas, tiesioji labai ilga, nežinau kiek čia reikia čia susirinkti ir kaip čia reikės susitoti prieš posėdį. Dabar visi važiuoja bandomuosius 2 važiavimus, tai visi esu į mašiną, tai lėksiu ir aš prasibandyti. Bandomuoju važiavimu leidžia greitį tik tai iki 70 km/h, tai žodžiu, ramiai lėtai pravažiuosim, bet esmė, kad mane įmetė, aš važiuosiu su šipais, su roketais, šį kartą nusipirkau geresnius, tai parodysiu, bet mane įmetęs į sportinių automobilių grupę, nors mano automobilis praktiškai paprastas. Tai reiks varžyti su rimtais dėdėm ralys, pažiūrėsim kaip seksis. Einam į mašiną, žodžiu, pravažiuojam ratą, parodysim kaip viskas atrodo. Įstojau, aišku, prie drifterių. Ir mano šipukai dabar yra tokie. Nežinau kiek fokusuoja, bet jie žymiai ištresni nei praeitą kartą. Pirelį ir bandysim lėkti su jais. Ką, varom prasilėkti. Būdu paleisiu iki 70, daugiau nekelėt. Jo. Jokių įsidirbinėjimų, jokių nieko, 70, ramiai, 2 apsipažinimo ratai. Nu, galima tik tai ten minimaliai, žinai, vairas, kaip sukvimas, jokių šėrimų, jokių nieko. Po 2 ratų. Tai neleidžia net ratų prasukti, reiks ramiai važiuoti. 70, neprasukant ratų. Tiesiog pasitikrinam kaip danga ir po to šersim dugnais. O va tada ir prisidirbsim. Laukite tęsinio. Tokiu greičiu kažką labai sunku suprasti. Supratau, kad greičio bus daug. Viskas, ko man reikėjo. Dabar bus briefingas. Papasakos, kaip viskas vyksta, į kurią pusę važiuoti ir kiek ratų ir kada kuri klasė startuoja. Priekiu varančius dygliais jau prasidėjo ir matau, kad greitis didelis. Ledas kol kas laiko labai gerai. Patinka greitis, reiškia, bus galima spausti. Mažas kontaktas ir tiek užtenka, kad nustumti mašiną į šieno kupetas, kur priekis sumaltas. Prieisim, gal pafilmuosim, parodysim. Nepirkt patarė tokios mašinos, bet šiaip smūgis atrodė stiprus, bet nieko labai tokio baisaus. Ten keičiamas detalės turbūt ir viskas, net antifrizas turbūt vieta, jeigu dar užvesta. Kad suprastumėt, kiek čia žmonių, ten mašinų krūva. Po truputį artėjo laikas link važiavimo. Buvau palikęs mašiną, kol žiūrėjau važiavimus ateinu. Mašina stovėjo čia, tentas čia. Bet tai kad suprast. O čia mašina, čia tentas. Išsivariau. Pažiūrėsim. Žodžiu, pliusas labai tirpdina ledą ir labai buza košė pasidarė visišką trasai, bet galima buvo to tikėtis, važiuosim, bandysim. Pagaliau po daug valandų laukimo artėja mano važiavimas. Danga tapo labai prasta, manau netgi matysis ir iš čia iš vidaus per video, kaip taškysis visokie sniegas ir purvas ir iki žvyro jau davažiuota vietom. Tai tikėkime, kad sėkmingai užbaigsim šitą važiavimą, mašina bus sveika, daug vilčių nededam prieš visus ralistus laimėt, bet darysim viską, ką galim geriausiai, kad laimėt. Judame link starto, kaip supratau, važiuosim dviese su Žiguliuku, gal ir 3, dar nesuprantu.
Lūžo kokie? Tai ateisi gal pažiūrėt, ką čia reikia padėti biškai. Короче, tavo tuga bamperio šiaip. Nu tikiuosi nieko. Bandom dar kartą lėkt. Kaip bebūtų gaila, atvažiavau antras iš 4 ar 5. Atvažiavau antras ir sankabos kvapas, dūžo stiklas matau, žodžiu, sankaba veda. Neatmaskęs, bet ką padarysi, važiuosim iki galo. Stiklo gal labiau gaila, akmuo geras parėjo, turėjo matytis. Nu ir liko trečias užvažiavimas, kuris nulems, ar patenku į finalą, ar ne. Važiavau, atrodo, antras ar kuris čia, bet esmė, kad sudegė sankaba mano, tai viskas.
Jeigu ir patekau į finalą, nežinau, ar verta būtų važiuoti. Oho, čia koks vaizdas, nemačiau dar. Va tam reikalingos visokios apsaugos, kad taip nebūtų. Važiuoju į finalą, bet sudegė sankaba, tai žodžiu batai. Važiuoju su viltim, gal kažkam nepasiseks. Nežinau, ar čia tinkamas dalykas važiuoti, kai sudega sankaba. Aš vos iš vietos išvažiavau. Ką aš čia darau šitoj pliurzoj su sudegusia sankaba ir roketais, nežinau. Bet o jeigu pasiseks trečią vietą užimt, ai ne, 5 žmonės. 2 tikrai nesuges, nenusirašys, manau. Ramiai savo važiuosiu, garbės ratukus. Geriau būčiau nevažiavęs aš to paskutinio važiavimo apie nieką. Blemba. Sankabos nėra. Nežinau, nesimatys, aišku, per kamerą. Gazą. Visais bėgiais mažom apsukom važiavau, kad tik tai nedegins sankabos. Va, 4 bėgį važiuoju. Garsai belen kokie. 3 bėgis. Ten jau šakė sakė. Garsas ir sankabas. Žodžiu, tuoj ten sprogs kažkas tai. Bet sankabą nuvedė, dėl to atvažiavau 5. Įdomu, kaip būtų, jeigu būtų nenuvedus sankabą. Žodžiu, va toks vat ir finalas. Automobiliukas atrodo taip. Čia gal reiktų skylės užsidengti, kad taip nebūtų. Stiklas tas, skylės. Nemažą akmenuką pasigavo. Priekiai posūkiai pabėgo. Tai posūkių kaina 5,50 už 2. Čia truputį sniego. Čia kelnės lieka tokios po shifterio, kai nėra gumutės. Nepasisekė. Į finalą patekau, tarp 5 važiavom geriausių šiandienos RVD Sport. Tikrai galėjau konkuruoti. Sankaba sudegė. Šį kartą jau tikrai aš nekaltas. Nu, tik tai, kad nepakeičiau naujo sankabas. Tai taip, kregždutę sezoną ir uždarom, trekų sezoną uždarom. Jis nebuvo labai sėkmingas. 3 išvažiavimai į trekas, visi nesėkmingai. Pirmam sugedo mašina, antram niekam tikė roketai, trečiam geri roketai, mašina važiuoja, bet sudegė prieš finalą sankabą. Ką padarysi?
vėlgi, mano kaltė, reikėjo pasiruošti. Sankabai turėjau įtarimų ir bijojau, kad sudegs. Vat ir sudegė. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Paspaudžiam laiką, prenumeruojam kanalą, aišku, ir parašom komentarą.